šitų nuostabių giesmių balsais palydėti, pradėkime mišių auką vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Kiekvienos mišios turi savo intenciją. Kai vyksta simpoziumas versmis, negali būti kitos intencijos, kaip už tuos, kurie jas organizuoja, kurias veda, lektorius, paskaitininkus, kurie perduoda žinias, žmonės, kurie atvyksta, kurie aukoja savo laiką, kurie dalyjasi savo laiku, kurie nori augti pažinime istorijos, kad galėtų prasmingai gyventi dabartį ir kurti ateitį. Todėl toji intencija už čia susirinkusius, dalyvaujančius, visus esančius ir žiūrinčius, stebinčius tiek tiesioginėme eteryje, vėliau ar pasižiūrės įrašą. Taigi pridėkim kiekvienas ir savo besibaigiančios tą dienos patirtį ir sakykime Dievui dėkui, kad buvo šita dovana mūsų priimta ir jeigu mokėjome ją pasinaudoti, iš tiesų augome ir brendome. Išpažinkim savo nuodėmingumą. Siųstas gydyti nuodėmę sužeistų širdžių, Viešpatie pasigailėk. Atėjęs šaukti į atgailą nusidėjėlių, Kristau pasigailėk. Įžengęs pas Tėvą mūsų užtarti, Viešpatie pasigailėk. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir te atleidžia mums nuodėmes, kad tyra širdimi dalyvautume šioje šventų mišių aukoje. Dieve, savo tiesa tu apšvieti klystančius, kad jie grįžtų į tikrąjį kelią. Padėk tad bažnyčios vaikams atmesti visą, kas žemina krikščionių vardą ir laikytis to, kas jam pritinka. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Dabar atsisėdę, klausykimės Dievo žodį. Aš ginsiu ir gelbėsiu šį miestą dėliai savęs ir Dovydo. Iš Antrosios karalių knygos. Asūro karalius Sangeribas
pasiuntė pas Judo karalių Hiskiją pasiuntinių su pranešimu. Jūs taip sakysite Judo karaliui Hiskijui: nesiduok klaidiname savojo Dievo, kurio tu tiki, kad Jeruzalė netepateksinti Asūro karaliaus rankas. Esi jų girdėjęs, ką padarė Asūro karaliai su visomis kitomis šalimis. Jas pasmerkė žlugti. O tu manai išsigelbėsias? Hiskijas paėmęs iš pasiuntinių raštą ir perskaitęs jį, nuėjo viešpaties namus. Ten įskleidė raštą viešpaties akivaizdoje ir melsdamas viešpačiui sakė: Viešpatie, Izraelio Dieve, iškilęs viršum cherubinų, esu tu vienintelis visų žemės karalysčių Dievas. Tu padarei dangų ir žemę. Atsuk į mane savo ausį, viešpatie, ir klausykis. Atverk, viešpatie, savo akis ir pažvelk į šičia. Klausykis, ką sako Sankeribas, atsiuntęs pasiuntinį tyčiotis iš gyvojo Dievo. Tiesa, viešpatie, Asūro karaliai sunaikino tautas, nuniokojo jų šalis ir į ugnį sumetė jų dievaičius. Bet tai ir nebuvo dievaičiai, o tik žmogaus rankų darbai, iš medžių ir akmens, todėl juos ir sunaikino. Dabargi, viešpatie mūsų Dieve, išgelbėk mus iš jo rankų, kad visos žemės karalystės pažintų, jog tu, Jahve, esi vienintelis Dievas. Amoso sūnus pranašas Izaijas siuntė pas Hiskiją žmogų ir liepė jam pasakyti: štai ką sako viešpats, Izraelio Dievas. Aš išgirdau, kaip tu meldėsi dėl Asūro karaliaus Sankeribo. Viešpatie žodis atsakantis jam yra toks: tave niekina, tave pašiepia mergaitė, Siono dukra. Duktė Jeruzalė dėl tave su panieka kraipo galvą. Iš Jeruzalės žengs įsilikę, iš Siono kalno patrauks įsigelbėję, tai padarys susidegęs viešpaties uolumas. Todėl kaip viešpats kalba apie Asūro karalių, jis neįsiverš į šį miestą, neiššaus ne vienos strėlės, neužbėgs ant jo savo skydo saugomas, nesupils prieš jį nė vieno pylimo. Keliu, kuriuo jūs buvote atėjęs, jisai ir sugrįš, bet į miestą neįsiverš. Tai viešpatie žodis: aš ginsiu ir išgelbėsiu tą miestą dėl savęs ir savo tarno Dovydo. Ananą atvyko viešpaties angelas ir Asirų stovykloje išžudė 125 000 vyrų. Tada Asūro karalius Sankeribas susiruošė ir sugrįžo į savąją šalį. Jisai pasiliko Ninivėje. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: neduokite kas šventa šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir atsigręžusius jūsų pačių nesudraskytų. Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite, nes tai ir yra įstatymas ir pranašai. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jį atranda. Tai Viešpaties žodis. Kas turim galimybę atsisėskim. Norisi keliomis mintimis pasidalinti girdėtų Dievo žodžiu. Ir Evangelijoje Kristus mums pabrėžia du svarbius dalykus, kurie štai medituojant, apmastant girdėtus Kristaus žodžius yra be galo svarbus ir labai svarbus mūsų gyvenime. Jėzus kalbėjo savo mokiniams, tiems, kurie buvo šalia jo ir tiems, kurie metų tekmėje, Krikšto sakramento metu taps jo mokiniai. Sako, neduokite kas šventa šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms. Kitaip sakant, Evangelija, Kristaus pažinimas, kurį tu turi, kaip apaštalai iš pirmų lūpų, išgirdę savo mokytoją, mes iš jų perėmė. Kristaus asmuo, jos skelbto Evangelija yra ne kas kita kaip šventas dalykas ir perlai. Todėl pasakydamas šitai, Kristus nori pabrėžti, ne su kiekvienu pasidalinsi Evangeliją, ne kiekvienas priims Evangeliją. Kitiems Kristus taps pašaipos objektu ir iš jo tyčiosis, kaip ir anuomet, taip ir dabar ir šiais laikais. Neužmirškime, kad krikščionybė yra labiausiai persekiojama religija iš visų. Dėl ko? Atsiminkime apaštalą Paulių, jo laiškus, kai jis atėjo į Areopagą, Graikijoje, ir pamatęs altorių, kur buvo užrašyta nežinomam Dievui, jis sako, tai, ką jūs garbinat nežinodami, aš jums skelbiu tai, ką žinau. Ir pradėjo pasakoti apie Jėzų, prie jo, kad Dievas jį siuntė skelbti gerosios naujienos, bet kalbėjo jis normaliai, klausėsi visi įdėmiai, kol nepriejo fakto, bet Dievas jį prikėlė iš numirusių. Čia sako, paklausysim kitą kartą. Tai reiškia niekada. Yra pats sunkiausias momentas, todėl ir šventas, ir perlų vertės velykinis įvykis, kuris ir nulemia, koks bus mano santykis su Kristumi. Iki to jis gali būti puikiai istorinė asmenybė, visų priimtina, visų žinoma, pažįstama, datuojama, archeologiniais tyrimais pagrįsta. Bet kai prieinu velykinio įvykio faktą, mes galim ir išsiskirti, nes nuo čia prasideda krikščionybė. Ir kai Kristus sako, įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jį atranda. Jis pats sakė, kai čia kalba apie vartus, jis pats sakė, aš esu avių vartai. Mat tie, kurie yra susipažinę su anų Jėzaus laikų ganiava, piemenys išsigindavo avis visam ganiavos sezonui ir padarydavo stovyklą. Nakčiai susigindavo avis į tam tikrą akmenimis padarytą užtvarą, o piemenys miegodavo vartų vietoje, kad niekas nepatektų ir jokia avis neišeitų. Piemenys buvo vartų vietoje, todėl ir Kristus apie save sakė, aš esu vartai. Todėl, kai jis sakė, įeikite pro ankštus vartus, būtent nuo prisikėlimo įvykio, kas seka juo, kas nuo jo atsiskiria, bet jis lieka tie vartai, siaurus ir ankštus, tačiau pro kuriuos einama tik į gyvenimą, bet ne priešingai. Kas nori rinktis gyvenimą ir jo prasme, renkasi ankštus vartus,
o tai yra Kristų, kuriuo nedaugelis seka, bet jis yra, kaip sakė, kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per jį. Dabar atsistoję, sukalbėkim bendrąją maldą. Jos kreipinius palydint žodžiais prašom tave viešpatie. Kristau, mūsų stiprybę, pasigailėjęs savo tikinčiųjų ir pašaukęs juos pažinti tavo tiesą, suteik mums tikėjimą ir ištvermę. Viešpatie, vadovauk mūsų vadovams pagal savo širdį, nuteik juos taip, kad mus vestų saugodami taiką. Tu pasotinai mines keliais duonos kepalėliais, išmokyk mus savo darbu padėti alkstantiems. Padaryk, kad vadovai rūpintųsi ne tik savo valstybę, bet gerbtų visus ir dėl visų sielotųsi. Mūsų užmigusiems broliams ir seserims suteik prisikėlimą ir palaimintą gyvenimą, kad tave garbintų visi, kurie įtikėjo. Viešpatie, būk mums gailestingas ir padėk širdį visada mąstyti tai, ką tau lūpomis išpažįstame, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Atsisėskim. Melskimės, broliai ir seserys, kad visagalis viešpats Dievas maloniai priimtų šią mūsų auką. Dieve, senojo įstatymo aukų įvairybę pakeitęs vieną tobulą atnašą, priimk ją dabar aukojama tavo atsidavusių tikinčiųjų ir pašventink, kaip kadaise laiminai teisiojo Abelio dovanas, idant visiems būtų išganinga, ką kiekvienas paaukoja tavo garbei. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis.
Dėkokime Viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau, dangaus Tėve, dėkoti per tavo mylimą į Sūnų Jėzų Kristų, tavo į žodį, per kurį tu visą sukūrei ir kurį atsiuntei mūsų atpirkti ir išganyti. Šventosios dvasios veikimu jis priėmė kūną ir gimė iš mergelės Marijos. Kad įvykdytų tavo valią ir gytų tau šventą tautą, jis ištiesė rankas prikalti prie kryžiaus ir tuo būdu nugalėjo mirtį, apreiškė prisikėlimą. Todėl mes su visais angelais ir šventaisiais vienu balsu skelbėme tavo garbę. Tikrai tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome šventosios dvasios galia, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano krauju, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo slėpinys. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes to Viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink Viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Algirdą ir visą kunigiją. Atmink mirusius, mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti.
ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame, mūsų visų ir leisk mums drauge su šventaja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu, jo sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame tau visagali Dieve Tėve, su šventaja dvasia visa garbė ir šlovė per amžius. O dabar visi kartu giedokim Tėve mūsų maldą. Stingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jūs. O dabar nuoširdžiai ir su džiaugsmu vieni kitiems palinkėkim ramybės. Ramybė jums.
Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio pokylį. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu, sako Viešpats. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Kas neprimsim komunijos ar palaiminimo, atsisėskim, kurie primsim, artinkimės prie altoriaus. Melskimės. Meilingai sustiprink Viešpatie mus savo žmonės ir dangiškaisiais sakramentais pagelbėk nusikratyti blogų įpročių ir pradėti naują gyvenimą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Priimkite baigiamąjį mišių palaiminimą. Viešpats su jumis.
te palaimina jūs visus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. Kai klausiausi šitos ką tik nuskambėjusios giesmės ir yra tie žodžiai būk ramus, iš tiesų ramybė garantuota, kai mes priimam Kristų ne kaip istorinę asmenybę, bet kai esam priėmę jį kaip už mus mirusi bei prisikėlusi viešpatį. Tada tikrai būsim ramus. Ir dėka šitų nuostabių balsų, kurie tą giesmę padaro tokią kilnę ir malonę sielai, noriu kartu ir padėkoti už tą giesmę. Draugystės choro vadovui, visiems choristam, vargonininkiai šio vakaro. Tikrai dėkingas, kad į šitą mūsų bažnyčios 85 metų šiandien sukakti, šiais metais švenčiame, įsiliejote ir jūs savo balsais ir dar praturtinsite mus dabar netrukus prasidėsiančių koncertų šį vakarą. Visiems malonaus klausimų, skubėsiu įsijungti ir aš. Mažeikių kultūros centro režisierė Daiva Irmininkė. Labas vakaras. Šiandien šventė. Tiek jubiliejinių progų, tiek gražių žmonių ir svarbiausia, kad chorui giedant tai didžiausia šventė ir jiems, ir mums. Sakralinio meno ir paveldo simpoziumas Versmės. Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčioje sakralinės muzikos koncertas šį vakarą. Koncertuoja Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro mišrus choras Draugystė. Išgirsime Jono Dambrausko giesmę Malda už tėvynę. Jonas Dambrauskas buvo Kauno kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas. Už kiekvieną koncertinę veiklą su choru 1917 metais buvo deleguotas į Lietuvių konferenciją, kuri Vilniuje išrinko Lietuvos tarybą. O 1918 vasario 16 dieną paskelbė atkurianti Lietuvos nepriklausomybę. Jonas Dambrauskas harmonizavo liaudies dainas chorams, o su giesme Malda už tėvynę Kaune prasidėjo Lietuvos radijo laidos. Jis skambėjo Lietuvos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados lietuvių dainų šventėse bei šventose mišiose. Paklausykite Mažeikių kultūros centro mišraus choro Draugystė atliekamos giesmės Malda už tėvynę. Chormeisterė Inga Šiaulytė Buivydienė, koncertmeisterė Inga Grušaitė. Diriguoja choro vadovas Richardas Grušas.
Prancūzų kompozitoriaus giesmė Cantate Domine. Giedokime viešpačiui. Ji buvo sukurta 2002 metais. Pasaulinėme tikinčiųjų piligrimų suvažiavime Italijoje pirmą kartą ją atliko Pitsburgo Švento Pauliaus katedros choras. Giesmė atliekama 3 kalbomis - lotynų, anglų ir lietuvių. Jonas Čeponis. Giedokime viešpačiui. Prancūzų kompozitoriaus giesmė Arono palaiminimas. Aronas buvo pirmasis izraelitų vyriausiasis kunigas, Mozės brolis, gyvenęs 1300 metų prieš Kristų ir siekęs, kad Egipto faraonas paleistų izraelitus iš nelaisvės į tėvynę. Jums gieda Mažeikių kultūros centro mišrus choras Draugystė. Diriguoja vadovas Richardas Grušas.
Cezaro Franko preliudą pagros instrumentinis duetas Dvi Ingos. Inga Šiaulytė Buivydienė fleita ir Inga Grušaitė fortepijonas.
Paklausykite profesionalaus vyrų ansamblio El Fuego sukurtos dainos giesmės Aš esu žmogus. Pritaikytas mišriam chorui atlikti paties maestro Richardo Grušo. Giuseppe Verdis. Tai iškiliausias XIX amžiaus romantizmo, kitaip vadinant, gražiosios epochos operų kūrėjas. Visas pasaulis žavisi jo operomis – Traviata, Don Carlas, Aida, Rigoletto, Trubadūras, Otelas ir kiti. Italija siekianti nepriklausomybės. Kovotojų himnas, kurį dainavo tuomet ir dainuoja šiandien visa Italija ir pasaulis. Ši daina yra draugystės choro vizitinė kortelė. Ji nekartą skambėjo chorui giedant Italijoje, šventose mišiose Vatikane. Jas aukojo tuometinis popiežius Jonas Paulius II. Choras koncertuoja Austrijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Makedonijoje, Estijoje, Latvijoje.
Tad paklausykite. Giuseppe Verdis. Vergų choras iš operos Nabukas. Šiuose švenčiausiuose mišiuose skambėjo šį vakarą žemiečių kompozitorių Konrado Kavecko giesmės ir Vytauto Klovos mišios mišriam chorui G-moll. Sakralinės muzikos koncertą vainikuos Konrado Kavecko giesmė O Kristau pasaulio valdove. Mišrus choras Draugystė, chormeisterė Inga Šiaulytė Buivydienė, koncertmeisterė Inga Grušaitė,
Dirigentas, choro vadovas Richardas Grušas. Šventas mišias giedojo ir sakralinės muzikos kūrinius atliko Mažeikių rajono savivaldybės nuostabus, nepakartojamas mišrus choras Draugystė. Ir instrumentinis duetas Dvi Ingos. Sakralinio meno ir paveldo simpoziumo versmės organizatoriai, kultūros paminklosaugos ir sporto skyriaus laikinoji vedėja Rūta Končiūtė Mačiulienė. Tirkšlių parapijos klebonas Petras Smilgys. Dėkojame bažnyčios vitražų kūrėjams, kapinių vartų ir skulptūrų restauratoriams, pranešėjams ir lektoriams. Padėkos žodį visiems nori tarti pats maestro Richardas Grušas. Šitoj bažnyčiai labai gerai skamba, bet kad ramiai galėt kalbėti, tas daiktas ir visai geras. Aš per simpoziumą tai pagalvojau, kiekvienas lektorius turi taip laikyti mikrofoną. Čia mano tokia pastabėlė maža. Bet Dievas davė mums brangę dovaną šiandieną
gerbiamos Rūtos pagalba, dėka, kad mes buvom pakviesti čia, kartu žinoma ir su klebonu Petru Smilgiu, gal prašom jūs į priekį, taip jums priklausytų čia būti šalia. Ir tai yra mūsų šio sezono paskutinis pasirodymas kaip vieno choro, bet dar mūsų laukia 100-mečio dainų šventė Vilniuje. Taip, kad mes už savaitės išriedėsim ir Vilniuje dalyvausime istorinėje, kur kiekvienas žmogus gali dalyvauti tik vieną kartą 100-mečio dainų šventėje, tai mums nusišypsojo šitą laimę, tai va, visi važiuojam. Tai va, visiems plojimai, visiems chorai. Žinoma, galvodamas apie repertuarą visada negalėjau neprisiminti tai, kad čia yra gimęs Konradas Kaveckas ir Vytautas Klova, su kuriais buvau labai gerai artimai pažįstamas ir tos giesmės Konrado Kavecko, tai yra mano nurašytos pas jį namuose, jis neduodavo namutų, jis tik duodavo stalą, savo natas ir turėjai nusirašyti ir per 3 kartus nusirašiau, kiek jau spėjau tų natų. Sako, atvažiuosi kitą kartą. Ir taip pat 3 kartus buvau jo namuose. Vytautas Klova yra parašęs vienintelės mišias, kurias šiandien girdėjot. Viešpatie pasigailėk, Glorija, Sanctus ir Agnus Dei. Vienintelės mišias, kurios mes turbūt labiausiai ir populiariam Lietuvoje, bet todėl, kad jos, jos nėra tos iš lengvųjų mišių, bet jos yra nepaprastai gražios. Jūs šiandien turėjot progą išgirsti ir mes, žinoma, pasitikdami jo 100-metį, juk 26 metais jam 100 metų sukaks, tai mes visas mišias, žinoma, irgi giedosim, jeigu, žinoma, klebonas mus pakvies čia į bažnyčią, jeigu bus o gražus renginys bus. Taip, noriu, žinoma, padėkoti visiems, kurie šiandien atėjot po joninių, po visų didžiųjų šurmulių, jūs šiandien turėjo didelę dvasios atgaivą, kaip ir mes taip pat. Todėl mūsų gražiausi jausmai buvo sudėti į šitas giesmes, į šitas mišias ir išsineškite jas iki sekančio karto. Ta jums sakau visos mūsų draugystės choro vardu. Ačiū labai. Sako, esu girdėjęs, kad jeigu, sako, turėčiau tokį balsą kaip jūs, nekalbėčiau, giedočiau arba dainuočiau. Kitaip neišeitų. Ačiū Jums, kad praturtinot mūsų maldą, padarėte ją žymiai pakilesnę su savo balsais. Dėkui, kad įsijungėte į šitą mūsų bažnyčios įblėjusias versmes ir galėjom būti kartu. Ir kaip visada, po giesmių, po maldų yra agapė. Mūsų bendruomenės moteris yra paruošusios. Taip, kad su tais rūbais, su kitais, nesvarbu, visus kviečiu susirinkti iš karto, peržengus duris, prie šventoriaus esančios palapinės. Ačiū visiems ir laukiu lauke visų.